apie apmaudą, pyktį, apie tai, kaip tai paleisti. Ši tema tikiu, kad tikrai daugelį yra aktuali ir įdomi. Todėl, kad apmaudas, pyktis, tos visos emocijos, dėl ko yra? Tikrai ne dėl to, kad viskas yra šaunu, nuostabu ir gerai, o dėl to, kad kažkas, vadinasi, mano gyvenime yra ne taip ir kažką aš su juo darau ne taip. Ir kodėl mes kartais, norėdami, kad būtų mums geriau, padarome taip, kad nėra gerai. Kartais atrodo, kad mes savęs nemylime, kad mes kažkokie nepakankami ar kažkokie netokie kaip kiti. Bet daug yra viskas subtiliau. Mes nežinome apie save kažko nesuprantam ir kažką esam pamiršę. Ir čia prasideda tas pažinimas, kas yra tas nusivylimas, apmaudas, pyktis, apie ką tai yra. Labai dažnai galite literatūroje arba šiaip socialinėje erdvėje išgirsti apie šitą visą pyktį, įvairiausių teorijų, įvairiausių nuomonių. Kažkas dalinasi iš savo asmeninės patirties, kažkas dalinasi iš profesionaliosios tos pusės. Bet apie ką aš kalbėsiu apie šaknį, apie tai, o kas yra tos emocijos ir kodėl mes jų taip vengiam, kodėl mes nuo jų bėgam ir galvojame, kad pat pyktis, apmaudas, nusivylimas, nuoskaudos yra blogai. O gal iš tiesų yra visiškai priešingai ir viskas čia yra taip, kad mes įvertintume kažką kitaip. Taigi, pradėkime nuo pykčių, nuo tos emocijos, kuri labai dažnai daugelį žmonių nepatinka. Nepatinka piktas žmogus, nepatinka, kada aplink yra pikti žmonės ir kai aš pats jaučiuosi piktas. Bet pirmiausia, reikia suprasti pyktį. Ką pyktis slepia? Žiūrėkite, kaip pavyzdį pasakysiu. Kai jūs susitrenkėt koją į stalą eidama, jūs nešaukėt garsiai, o aleliuja, harmonija širdyje, man džiaugsmas, kad aš susitrenkiau koją ir kad man faina ir gera. Ne, pirma emocija kokia būna? Pyktis. Reakcija yra pyktis. Aš susitrenkiau koją ir aš jaučiu pyktį. Ir dažnai netgi atveju nusikeikiam arba pradedam šaukti arba pradedam kaltinti save. Kokią tu vištą ar kokią tu ten nerangi, kad tu susitrenkiai koją. Lygiai taip pat, kai mums skauda kažką viduje. Lygiai taip pat, kad neskaudėtų, mums reikia emocijos. Ir ta emocija yra pyktis, kuri paslepia tai, ką mums skauda. Kažką skauda, kažkokią žaizdą, kuri yra labai subtiliai gili ir apie kurią jūs galbūt apie tą patirtį, apie tai net esate pamiršę ir net neprisimena jūsų protas apie tą įvykį arba tą situaciją. Taigi labai dažnai šitam visam pranešime šiandien, ką dalinsiuos šitam seminare, aš kalbėsiu apie fizinį kūną, tą labai aiškiai iliustruojant, kaip veikia mūsų dvasinis kūnas, mūsų vidinis pasaulis, mūsų emocijos, nes mūsų viduje irgi yra atskiras pasaulis. Ir mes fiziškai galime labiau suprasti save, kai turime analogą, palyginimą. Todėl aš fizinį mūsų kūną, mūsų pojūčius fizinius labai dažnai lyginsiu su vidiniais pojūčiais, vidiniu mūsų pajautimu ir visa šita, kas mumise yra viduje. Tai pyktis, kaip ir susitrenkiam koją, yra skausmas ir mes pykstam. Lygiai taip pat pyktis, kai mums kažkas skauda viduje ir mes jaučiame pyktį. Kaip pavyzdys, įskaudino jūs mama arba tėtis nuvylė, jaučiat apmaudą.
kad nejausti apmaudo ar nusivylimų, kas pyktis, nes pykti yra lengviau negu jausti skausmą. Žiūrėkite, kiek daug aplink yra piktų žmonių. Kaip jūs manote, ar tie žmonės laimingi, ar jie jaučiasi gerai? Ne. Tie žmonės yra labai nelaimingi, sužeisti ir jiems kraujuoja, skauda. Ir kad neskaudėtų, jiems lengviau yra lieti pyktį, negu gydyti tai, ką skauda jų viduje. Nes pamatyti ir vardinti, ką skauda mano viduje, nėra paprasta ir lengva. Todėl, kad koks yra subtilus žmogus. Kai mes įgyjame kažkokią emocinę skaudžią patirtį, mes automatiškai turime psichologinius gynybos mechanizmus, kad tą patirtį emocinę užgydyti kažkokiu patogiu būdu. Galime užsidėti kažkokią kaukę, galime suformuoti kažkokį įsitikinimą, galime suformuoti kažkokią teoriją savo ir tokiu būdu tą patirtį emocinę skaudžią išgyventi ir neišprotėti nuo to. Ir kas nutinka toliau gyvenime, kad po tokių visokių daugybės emocinių patirčių žmonės pasimeta savyje ir pradeda nesuprasti patys savęs. Nes tai, kokia buvo mano emocinė patirtis, kaip aš išgyvenau ją ir supratau prieš metus, dabar šitam gyvenimo etape, tas suvokimas tos emocinės patirties, to mechanizmo pradeda pastebėti žmogus, kad neveikia ir kad man nėra tai gerai ir kad jaučia, kad kažkas yra ne taip. Kaip pavyzdys. Žiūrėkite, įvyksta autoįvykis. Autoįvykyje žmogus su sulūžusia koja atvažiuoja greitoji ir žmogus sako gydytojui, man neskauda kojos, nors nesvarbu, kad tam žmogui kaulas kyšo iš kojos. Ką daro gydytojai? Gydytojai suleidžia nuo skausmo vaistų, šiaip netaip įdeda žmogų į automobilį ir žmogus pradeda ką daryti, pradeda jausti. Ir baigėsi tas potrauminis šokas. Ir žmogus pradeda jausti skausmą. Kaip jūs manote, ar gydytojai gerai padarė, ar blogai, kad žmogui privertė jausti skausmą? Tikriausiai pasakysite, kad gerai, nes taip turi būti, o kaip kitaip turi užgyti žaizda. Lygiai taip pat ir su mūsų vidumi, ir su mūsų dvasiniu pasauliu. Žmonės su sulūžusia koja arba su sulūžusia savo kažkokia žaizda, jie išmoksta gyventi. Jie prisitaiko prie to, kad jiems skauda, ir jie suranda būdų, kaip įtikinti save, kad jiems neskauda. Ir čia kaip pavyzdys gali būti įvairios visokios iliuzijos, įvairios visokios įsitikinimai, įvairūs požiūriai, kurie padeda tą visą emocinę patirtį išgyventi. Bet nesmė, kad tai yra sulūžę. O žmogus vis dar įstikinę save, kad geriau nieko nejausti ir aš turiu, bet aš randu būdą, kaip tą padaryti, kaip nejausti. Kitas kraštutinumas yra įvairios priklausomybės. Lygiai taip pat, kad nejausti emocijų, nusivylimo, skausmo, geriau yra kažką vartoti, apsisvaiginti, kad nieko nejausti. Ir tai padeda įvairios iliuzijos, įsitikinimai, priklausomybės pabėgti nuo jausmų. Ir kada žmogui prasideda pojūčiai kažkokie gyvenime arba ateina kažkokie etapai, kur vėl žmogus trenkėsi į tą skaudžią vietą. Žmogus gali net laikyti, palūžti. Ir tada žmonės pradeda arba ristis žemyn, arba pradeda ieškoti pagalbos.
pagalba tai gali būti knygos, podcastai, psichologai, visokie nušvitę žmonės ar dvasingi žmonės, kurie taip pat padeda žmonėm pagalbos srityje. Viskas, kas padeda žmogui. Ir žinoma, jie randa tą pagalbą. Bet ar žmonės, spėkit procentaliai, kiek iš tiesų nori pamatyti su tuo, su kuo jie gyvena, ką jiems skauda. Labai dažnu atveju žmonės bet kokiais būdais vengia tą daryti. Todėl, kad tas visas pamatymas, jis nėra lengvas. Ir be resursų tinkamų viduje atlaikyti tai. Dažniausiai žmonės suvokia, supranta, kažką daro, bet labai dažnu atveju tai tampa viso gyvenimo procesas. Po truputį randant įrankių, būdų, kažkokiais gyvenimo etapais, kur tai padeda išgyventi, gyventi, augti, tobulėti ir gyventi. Ir tai veikia. Ir aš labai džiaugiuosi, kad dabar vis daugiau žmonių kalba apie emocijas, kad žmonės dalinasi ir psichologai, ir ne psichologai, ir visokie kitokie, kurie dirba žmogaus pagalbos srityje. Dalinasi apie svarbą, kaip svarbu yra išsakyti savo emocijas, nusivylimą, pyktį, nuoskaudas, kaip tą paleisti, labai daug kas irgi mini ir kalba. Bet viena yra kalbėti, o visai kita, kai yra pamatymas to, apie ką man tai yra, man asmeniškai, man. Todėl, kad vienam žmogui galbūt lūžusi koja, o kitam žmogui lūžusi ranka. Ir skausmas vienodas, tik vieta skirtinga ir situacija kitokia, kaip tai buvo įvykę, kaip tai buvo padaryta. Kalbu visada metaforom ir vaizdžiai tam, kad įvyktų paveikslas, kad galėtumėt vizualizuoti, matyti ir aiškiai suprasti kartais netgi sudėtingus dalykus. Ir žiūrint į vidinę mūsų emocinę patirtį, tai ji ir yra kaip tas svogūnas, kaip aš mėgstu kartais vadinti, kuris turi daug sluoksnių. Ir jeigu jis yra negydomas, tas svogūnas, jis pradeda pūti, pradeda dar labiau skaudėti ir būna taip, kad pasidaro neįmanoma būti. Bet būna ir taip, kad žmonės pradeda sveikti ir gyti, kai pamato, ką jiems skauda. Ir kaip svogūnas turi sluoksnius, taip ir žaizda, mūsų patirtis turi sluoksnius. Ir kažkokį sluoksnį nuėmus, metai, 2, 3, ta patirtis, tas pamatymas, tas išgyvenimas teisingais, jis leidžia žmogui gyventi, kvėpuoti, funkcionuoti visai kitokioje realybėje, visai kitokioje kokybėje. Iki kažkokio momento, kada gyvenimas, pati visata ir visa evoliucija žmogų ragina neužmigti ir nuolat tobulėti. Todėl, kad varomoji jėga, kodėl žmonės kažką daro, yra skausmas. Mes gimstame per skausmą, mes ir mirštam dažniausiai patirdami skausmą. Nes skausmas yra ta jėga, kuri mus lydi nuo pat mūsų atsiradimo. Žiūrėkite, kai kūdikis gimsta, jį ištraukia iš mamos įsčių, tai jam nėra komfortiškai, jis jaučia, kad jį tempia ir dar, kai ištempia, dar trenkia per užpakalį. Už ką? Už ką, aš šiltai guliu pilve, šiltai savo, pas mamą esu, o čia dabar išlendu į pasaulį ir dar skausmą patiriu. Jau yra patirtis. Lygiai taip pat kaip ir mirštam, mes irgi patiriam skausmą. Vienokį ar kitokį, kažkam pasiseka dažniausiai kažkaip kitaip, nežinau, nepatyriau, negaliu pakomentuoti, papasakoti, ką žmonės jaučia, bet teoriškai taip yra minima ir kalbama filosofų, žymių, Kantas, kuris labai egzistencija domisi ir apie tai kalba, kad tai yra skausmas. Dar kitur galima rasti žodį kančia, bet man tas žodis nepatinka, rašiau.
nevartosiu. Tai va, bet kame yra įdomumas, skausmas. O kas yra už skausmą, tai yra energija, jėga, pyktis. Pyktis ir kai vaikui trenkia per užpakalį, kai jis gimsta, kokia jo emocija būna? Verkimas. Ir dažniausiai garsiai verkimas ir toks verkimas, kuris tikrai nėra malonus, nes jam tai skauda. Ir jam natūralu, kad emocija kyla pyktis. Tai va, kitas dalykas, žiūrėkite, kiek daug žmonės gyvenime kažko pasiekia, padaro per pyktį, per tą nusivylimą, per tą energiją, nuoskaudas, kiek jie daug ko padaro. Aš nesakau, kad visi, bet yra kažkokia kategorija žmonių, kuriems reikia save iki tokios būsenos nuvesti tam, kad jie save surinktų, mobilizuotų ir kažką kurtų, kažką darytų. Žiūrėkite, kiek daug garsių menininkų, visokių žymių, tas pats Čiurlionis. O jeigu kas žino biografiją, tokių žmonių, Mozartas, Bethovenas, jų gyvenimo kokybė buvo tikrai nekokia. Jie vos galą su galu sudurdavo. Ir buvo visokių momentų ir situacijų. Ir dažniausiai tai buvo per tą tokį nepasitenkinimą, per norėjimą kažką parodyti, dažnai netgi per pyktį, kad aš galiu, kad aš sugebu, kad aš esu gabus, kad aš esu profesionalus. Ir tai yra energija. Taip, klausimas, kaip mes ją panaudosim. Ar destrukcijai save sunaikinti, apmaudą, pyktį, nusivylimą. Ar mes tą apmaudą, pyktį, nusivylimą panaudosime kaip augimo energiją ir norėjimą kažką daryti, išspręsti ir pagaliau pamatyti. Nes supykti kartais reikia, kad kažką pradėti daryti. Kai mes esame toje, žinot, saldžioj iliuzijoj, harmonijai, pozityvume, pažvelkite, dabar labai madinga ir socialinėje erdvėje visur, kur žmonės nulaižo save iki tokio tobulybės vaizdo. Atrodo, kad žmonės neturi jokių blogų dienų, neturi ašarų, neturi emocijų, pykčių ir viskas ten pačios tik pasaka, pozityvu ir gražu. Spėkite, ar žmonės tuo tiki. Dalis žmonių tiki, bet sąmoningi žmonės, kurie eina tuo keliu, tobulėja, jie pradeda belstis ir ieškoti natūralių emocijų, natūralių jausmų ir natūralios žmogaus reakcijos į kažkokį įvykį, situaciją. Ir kas tada įvyksta? Įvyksta tai, kad mes reaguojame į kitą žmogų. Ir rezonuojame su tuo žmogum. Ir atpažįstame tame žmoguje save. Lygiai taip pat, kaip ir jūs, dabar klausydamos mane ir stebėdamos mane, irgi skanuojat mane ir bandot pajausti, ar aš šneku nuoširdžiai, ar aš kalbu išmokusi tekstą ir pasakoju tai, kad pasakot, ar aš tikiu tuo, ką aš kalbu. Mes pojūčius turime, lygiai taip pat mes jaučiam ir pyktį, ir nusivylimą žmogaus, ir nuoskaudas. Mes viską jaučiam. O kaip tą paleisti? Kaip tą visą procesą, kad to nebūtų? Stebuklingos vienos piliulės tikrai nėra. Ir niekada nebus. Todėl, kad tai yra be galo didelė energija, be galo didelė jėga. Pyktis, patikėkit manim, tokia jėga yra. Visi karai, daugelis kūrinių sukurta, namų pastatytų, yra iš pykčio. Pažiūrėkite, kiek jūs namų galėtumėt pastatyti, jeigu savo pyktį nukreiptumėt į kažkokią veiksmą, kažkokį darbą, o ne į savęs kažkokį graužimą, menkinimą. Kiek daug visko gali įvykti. Bet va čia yra ta pusė, kai mes suvokiam šaknį, iš kur ateina tas pyktis. Ir kai aš suvokiu, iš kur tai ateina, ką aš po to pykčiu slepiu, aš galiu surasti vaistą tam, kas man skauda. Ir tada tas visas pyktis, ta visa emocija, jinai gali transformuotis į augimą.
į norą save parodyti Instagrame, socialinėje erdvėje, parodyti save viešumoje kažkur tai kitur. Ateina pa žmogų jėga ir pažiūrėkite, kaip jums imponuoja žmonės, kurie yra gyvi, kurie turi tokio, žinot, nesaldaus, nulaižyto idealaus žmogaus vaizdą, bet tas, kuris yra su emocijos, šiek tiek galbūt ir su pykčiu, galbūt ir su nepasitenkinimu, ir galbūt su tuo nusivylimu ir apmaudu, bet jis yra gyvas, tas žmogus. Todėl šito dalyko nereikia vengti ir bijoti ir savyje. Tik tai reikia transformuoti. Lygiai taip pat kaip ir deficito jausmas savyje. Nes deficito jausmas apie ką yra? Apie tai, kad man kažko trūksta. Kažko man reikia. O ko dažniausiai žmogui reikia? Žinoma, svarbu ir materialūs dalykai, bet po viso šito slepiasi tokie subtilūs emociniai poreikiai. Kaip pavyzdys, apkabinimas, bučinys, švelnumas, rūpestis, supratimas, pripažinimas. Tai yra tie dalykai, kurie turbūt labiausiai žmogui yra reikalingi. Aš nesakau, kad visiems, bet daugumai šitie tokie paprasti dalykai, jie atstoja, žinot, naujausius iPhone'us, naujausias technologijas ir kažkokias ten įspūdingas keliones. Paprasti tokie maži dalykai, kurie sušildo sielą, kūną viduje, kažką, kas ten skauda ir įkvepia energijos gyventi, džiaugtis, matyti pasaulį, jį vertinti ir pagaliau pradėti kažką jame daryti kitaip. Nes žmonės, kurie užsibūna tame savo pyktyje, savo skausme, tampa nebepatrauklus kitiem ir aplinkiniam, kurie pastoviai kažkokie deficite, kažkokiam nepasitenkinime. Žmonės tampa tiesiog nepatrauklus patys savo, kai nepatrauklus patys savo ir tada aplinkiniai lygiai taip pat jaučia ir irgi žmogus tampa nebe toks patrauklus, kaip turėtų būti patrauklus, koks jis galbūt iš tiesų yra. Ir čia labai subtilūs dalykai yra, ir aš dabar bekalbant pati susimąsčiau apie tai, kiek daug mes žmonės savyje turime subtilumų, kiek mes daug turime gylio patys savyje. Ir tą gylio, tą visą šaknį mes taip esam savyje kartais paslėpę po kažkokiais įsitikinimais, po kažkokių kitų žmonių nuomonė, po kažkokių kitų žmonių įžvalgom ir patys nejausdami esmės, apie ką aš esu. Ir tas nejautimas, apie ką aš esu, ir taip pat kelia pyktį, ir tokį subtilų pyktį, žinot ant ko? Ant gyvenimo. Kad aš negaliu imti iš gyvenimo tiek, kiek pavyzdžiui Instagrame vaizduoja, rodo, kad ima kažkokia Marytė ar kažkoks Petras su Antanina. Ir natūraliai mums viduje, kas užgimsta? Gal aš nepakankama, gal man kažko trūksta, gal aš kažkas tai su manim negerai yra. Ir visokios kitokios abejonės savim. Bet tai yra visiškai žalinga. Ir kodėl tai yra, pasakysiu, žalinga? Nes tada dauguma žmonių tame ir užstringa. O kiti žmonės pradeda pastebėti, kad už tų, kas dalinasi nuolat tais gražiais dalykais, slepiasi gyvenimas ir realybė gali būti visai kitokia. Ir atsiranda noras tada vertinti save, vertinti, kad aš galiu irgi gyventi kaip aš noriu, jaustis kaip aš noriu ir nebūti ir nepakankama ar kažkokiam deficito jausme, o būti
būti taip, kaip aš noriu, kad būtų. Bet kai aš matau save, matau savo skaudulį, ką man skauda. Ir aš nebijau to. Kaip minėjau šitoj visai pradžioj apie lūžusio žmogaus koją. Kai jis nebijo tą pripažinti. Kai jis pradeda pamatyti, kad galbūt kažkokiam gyvenimo etapui tas potrauminis šokas, tas man padėjo išgyventi. Ačiū tam etapui, ačiū, kad jis buvo, bet dabar aš galiu sąmoningai matyti, ką man skauda, suvokti, suprasti, kad tai manyje yra, bet lygiai taip pat aš sąmoningai renkuosi, ką su tuo daryti. Ir randu įrankius, randu būdų, randu žmonės, kurie man padeda suprasti, pamatyti, išgydyti ir gyventi pilnavertišką, kokybišką gyvenimą, priimant save, su visom savo emocijom. Net jeigu man bus skaudu, jeigu aš jausiu pyktį, jeigu aš jausiu nusivylimą, jeigu aš jausiu savyje deficito jausmą, tai aš jau suprasiu ir žinosiu, iš kur tai ateina. Ir galėsiu, žinodama tai ir turėdama įrankius, jau tą resursą paimti ir panaudojus greičiau išeiti iš tos būsenos, iš to jausmo ir neužstrigti tame. Nes tikrai, patikėkit manim, visata yra tokia labai gudri ir gyvenimas toks labai įdomus, kad reikia bijoti žmonių ne tų, kurie jaučiasi blogai, o reikia labai kritiškai žiūrėti žmonės, kurie visada pastovai yra pozityvas ir kuriems viskas yra gerai. Todėl, kad kaip taisyklė yra žmonės, kurie deklaruoja, kurie nejaučia pykčio, nejaučia emocijų, nejaučia apmaudo deficito jausmo ir negali to įvertinti ir pamatyti, labai dažnai turi tokį gynybos mechanizmą, kad jie antiek save yra įdėję į tą patogų kažkokį savo vaidmenį, tą kaukę, kuri jiems dabar yra veiksminga, jiems veikia, jiems yra gerai. Ir tik laiko klausimas, kada tas etapas baigsis ir reikės ieškoti naujos kaukės, naujo būdo, kaip paslėpti tai, kas yra viduje. Patikėkit manim, kiek pas mane yra daug žmonių, kurie ateina ir sako, niekas net neįsivaizduoja mano aplinkoje, kaip aš jaučiuosi ir kokią aš agresiją ir pyktį nešiojuosi savyje. Visi mato mane laimingą, pozityvų žmogų, padedantį visiems, nuoširdų, gerą. Ir niekas net nesužinotų iš mano aplinkinių, kolegų, draugų, kokia aš esu iš tiesų. Mane mato tik mano antra pusė, kuri nuolat kenčia dėl mano pykčio priepuolių ir dėl nuolatinio mano nepasitikėjimo savimi. Ir iš kur tai ateina? Tai ir ateina iš labai subtilios gilios patirties, kuri įgyta labai dažnu atveju vaikystėje, paauglystėje arba tame raidos etape, kūdikystėje, kai mes net neprisimenam. Kitas įdomus niuansas yra, kad kai mes tai pamatom, mes jau esam gijimo procese. Jau įvyksta iškart gijimo procesas, kai mes vien tai pamatom ir pripažįstam. Ir čia jau prasideda kelionė. Kada mes galvojame, kad viską žinom, kada mes galvojame, kad jau tai pabaiga, labai dažnai gyvenimas atsiunčia išbandymą ir kažkokią situaciją, kur patikrina. Aha, ateik čia. Nu dabar mes tau sumodeliuosim situaciją ir patikrinsim, ar pas tave dar liko pykčio, apmaudo ir to deficito jausmo savyje. Ar tu paleidai tai, ar tu supratai, kas tai yra ir kaip tai veikia. Ar vis dėlto tai dar yra tavyje. Ir labai dažnai neišlaiko šito egzamino žmonės. Nes sąmoningi žmonės jie supranta, kad egzaminai ateis ir kad jiems reikia pasiruošti. Kad iš pirmo karto labai vienetam, kam pavyksta suprasti, kaip tai veikia.
Nes nepamirškime, mes žmonės esam valdomi ir oro, ir savo kūno fiziologijos. Hormonai mus valdo. Skydliaukė visa, jos veikla su hormonais. Veikia netgi, skaičiau, kad mėnulio fazės. Žiūrėkit, dabar buvo pilnatis. Kiek daug žmonių skundėsi, kad neina miegoti ir taip toliau. Tiesiog. Kiti dalykai kaip oras, metų laikas, žodžių faktorių daug kas mus veikia. Ir įsivaizduojat, kad gali tie dirgikliai paspausti, kur mums skauda. Ir tos visos praktikos, tie visi mūsų įdirbiai gali nueiti tiesiog ne veltui. Norėjot išgirsti tikriausiai, kad veltui. Ne. Nueina, bet tikrai ne veltui. Taip gali būti paslydimas, tos emocijos, pyktis, apmaudas, išsilieti netinkamų laikų, netinkamai vietai. Bet tai parodo ką? Parodo, kad jūs esat žmogus. Ir jeigu, pavyzdžiui, be praktikų, be jo žinių, be įgūdžių, be suvokimų žmonės tame užtrunka ir tas visas pykčio procesas, visas tas emocijų nusivylimas, apmaudas, deficito, tai visokie jausmai, jie užtrunka tos būsenos ilgiau. Tai su žiniom, su praktikom, su įgūdžiais žmogui gali ateiti, bet jis tada labai puikiai turi programą, įrašą savyje, kaip išeiti, suvokti, savo padėti, stabilizuoti save ir tai, kas būtent jam veikia. Nes kaip pavyzdys, esate tikriausiai visos ir visi girdėję, kad kažkam padeda kvėpavimas. Bet pakvėpuokit ir pyktis praeis. Kažkam veikia, o kažkam, tai trenk per galvą, šitie dalykai neveikia. Koks dar kvėpavimas, jeigu emocijos yra intensyvios. Kažkam padeda įgnybimas savo į ranką. Tikrai yra žmonių, kurie netgi tam tikras praktikas atlieka ir vėliau sugalvoja kažkokį savo užsiformuotą ženklą, kuris primena jiems apie tą jausmą naują. Trečiadienį gausite praktiką, kurioje tą jausmą naują, suformuotą kūnų, tikrai apie tai kalbėsiu ir praktika bus, kur suformuosit. Kad kaip pavyzdys, aš jaučiu dabar ne deficito savyje jausmą, bet priešingai gausos jausmas, tai yra tada, kada aš ranką suspaudžiu. Ir kai aš suspaudžiu ranką, aš įsivaizduoju, kad į mane ateina gausa, tas pakankamumo manyje jausmas. Ir užfiksavus netgi kažkokią būseną su kažkokia mūsų kūno reakcija, su mūsų kūno pajautimu fiziniu, tai mūsų smegenyse daug greičiau įsirašo. Ir suspaudus ranką, aš jau žinau, kad aš esu gausoje. Tokie pratimai veikia. Patirsite tą gausos suspaudimą praktikoje, bet ritualų galite susigalvoti jūs pačios, kaip pavyzdys. Tiksliau paaiškinsiu dar. Atsigulat miegoti. Esate pavargusi, pavargęs, gulite ir norite greičiau užmigti. Kažkas įsivaizduoja aveles, kažkas įsivaizduoja, nežinau, kažkokią meditaciją, įsivaizduoja, kažką klauso. O kažkas gali paimti tiesiog, suspausti savo rankas ir pajausti, miegą. Kad kai aš suspaudžiu rankas, aš jau miegu. Aš suriečiu kojos pirštus, atpalaiduoju šlaunis, pajaučiu savo pilvą, pajaučiu rankas, galvą.
Ir man tai yra jau miegas. Ir tą momentą visas kūnas atsipalaiduoja dėl to, kad kūnas jau pastebėtas, pamatytas ir jis jau nori eiti į miego fazę. Bet tokie paprasti dalykai kažkam veikia, kažkam ne. Bet tik pabandžiusios ir pabandę pajausite, ar jums tai veikia ar ne. Kažkam tinka kvėpavimas, kažkam ne. Lygiai taip pat, kai ateina pyktis, emocijos, nusivylimas, kažkoks, kad aš nepakankama, kad aš kažkokia netokia kaip kiti. Galite įsivaizduoti, kad pasikalbat su ta kūno vieta, kurioje jaučia tą jausmą. Kaip pavyzdys. Va čia širdyje pajaučiu, kad manyje yra kažkas, kas jaučiasi nepakankamas. Ir tai kūno vietai aš lygiai taip pat galiu pasakyti žodžius. Natūraliai, kokius aš noriu pasakyti. Ir tie žodžiai gali būti. Net jei tu jautiesi nepakankama, tu man tinki. Tu man svarbus. Tu man svarbi. Tu man pati geriausia. Tu pati mylimiausia. Ir pradedat jausti, kaip ta kūno vieta pradeda šilti. Atsiranda toks malonus ramybės jausmas ir toks tarsi kažkoks užsipildymas teka. Nes ką mes visi norim daryti dažniausiai, kai mums bloga emocija, pyktis, nusivylimas, nuoskauda. Ką mes darom dažniausiai? Bėgam nuo to. Bėgam. Bet išbūti sąmoningai tiek, kiek norisi. Paguosti save. Išlaukti to momento. Tai yra sveika. Tada yra ne išdavimas savęs, ne pabėgimas nuo savęs, o yra pabuvimas su savim ten, kur man skauda. Galbūt šiandien aš negaliu pasirūpinti tiek, kiek norėčiau tą vietą, kurią man skauda. Ir ta, kuri jaučiasi nepakankama, ar jaučia pyktį, ar deficito jausmą. Bet ieškoti būdų, kaip tą vietą užpildyti, priimti, pamatyti. Užpildyti tuo, ko trūksta. Ir kaip tą padaryti? Žinau tik vieną būdą. Psichoterapija ir įvairios kitos terapijos rūšis. Kuo skiriasi psichoterapija nuo terapijų? Tai tuo, kad psichoterapija atliekama yra specialistų psichologo, o terapija, kurią kaip pavyzdys gali atlikti žmogus, kaip, pavyzdžiui, miško terapija, jogos terapija, yra juoko terapija, muzikos terapija, garso terapija, yra gongų terapijos, visokios meditacijų terapijos. Tai tuo ir skiriasi, nes psichoterapija tai yra, kai dirbama jau su žmogaus pasąmonė, su žmogaus psichika, ir tai yra subtilesnė, gilesnė patirtis. Bet lygiai taip pat visos kitos alternatyvos irgi terapijos, jos tik papildo ir pagyvina pojūčius, save, priėmimą, matymą. Ir pagaliau tą norą ieškoti viduje vidinės ramybės. Nes kai žmonės yra sunkiose emocijose, sunkiose jausmuose, jie labai dažnai galvoja, kad jiems niekas negali padėti.
nei koks žmogus, nei kažkokia terapija, tik jis pats. Aš sutinku su tuo požiūriu. Taip, tai yra iš dalies tik tiesa. Tai paaiškinsiu kodėl. Todėl, kad be žinių, be informacijos, be krypties kartais tam žmogui gali būti beprotiškai sunku ir jis gali matyti tik juodumą tunelio pradžioje. Bet kai žmogus keliauja tame procese, jis gali pamatyti šviesą tunelio gale tik tada, kada jis iš tiesų jos panorės pamatyti. Kai ją panorės pamatyti. Ir kartais žmonės ateina pas mane, būdami tamsoje, vidinėje, be šviesos. Ir viena dalis nori matyti, nes ateina pas psichologą ir ieško šviesos, nebenori gyventi skausme, pyktyje, nusivylimė, apmaudė ar kančioje, vidinėje konflikte. Bet kita dalis žmogaus nenori. Tiesiog nenori. Ir kol nesurandamas ryšys, kontaktas, pokalbis su ta dalim, kuri nenori matyti šviesos, kol nesupranta, ta dalis, kuri nori išeiti iš tos tamsos, kol nesupranta, kodėl ta dalis yra toje tamsoje, tol neįvyksta joks procesas. Čia kaip pavyzdys pasakysiu aiškiau. Žmogus, kuris turi priklausomybę, alkoholikas. Daugelis jums pasakytų, kad aš suprantu, kad aš turiu priklausomybę. Ir aš žinau, kad aš ją turiu įvardiju. Ir ateinu gydytis. Bet ateidamas gydytis, jis tą valandą gydosi, o po 2-3 dienų vėl kelia stikliuką ir vėl geria. Reiškia, kad kita jo dalis visiškai nenori tos šviesos matyti ir kitokio gyvenimo. Ir kol nesurandamas kontaktas tarp tos dalies, kuri nenori matyti šviesos, eiti, nebejausti tų neigiamų jausmų, tol neįvyksta tas proveržis. Ir tik žmogaus pačio indėlio dėka, užsispyrimo, žinių, domėjimosi dėka, žmonės pasveiksta, o kiti dėja ne. Ir lygiai taip pat, kalbant ir grįžtant prie temos, pyktis, apmaudas, nusivylimas, deficito jausmas. Žmonės, daugelis nenori jausti tų jausmų. Niekas jų nenori. Bet kai ateina į kabinetą, kai mes dirbame, ar nuotoliniu būdu, online, taip, jie nenori. Bet kodėl tada viena jų dalis nori to? Ir kodėl naudinga yra jausti tą pyktį, naudinga jausti tą nusivylimą, deficito jausmą? Kodėl kitai daliai yra naudinga? Kol nesurandamas atsakymas, kol pats žmogus neatsako, kodėl naudinga, tol labai dažnai neįvyksta pokalbis, connectionas su ta dalim, kuri nenori to ir eina į naują savijautą, į naują būseną, naują gyvenimo kokybę, kurią puikiai kognityviškai įvardyja, suvokia. Bet ta būsena, tas jausmas, žinot, kaip bagažas koks, tarsi yra prikibęs ir tiesiog jis velkasi ir yra. Ir kol mes nesusitinkam, nepasikalbam su tuo, nepripažįstam, nepriimam, tol labai dažnai niekas neįvyksta čia viduje, pokyčiai. Todėl, kad pyktis, deficitas, nusivylimas ir nepakankamumo jausmai, jie slepia skausmą. Ir kad žmogus nejausti skausmo, jam yra naudinga geriau pykti, būti nusivylusiam, jausti ir būti auka, negu pripažinti, kad man yra skausmas. Nes suvokimas, kad man kažkas skauda, yra stipru.
Ar ne kiekvienas žmogus nori to? Tai va, koks įdomus dar yra vienas pasidalinimas apie tai, kad mes negyvenam rojuje, kas yra irgi gliti iliuzija, kad mes žemėje turime būti kaip rojuje. Ne, žiūrėkite, kiek daug agresijos, pykčio yra aplink. Ir mokėjimas gyventi su tuo, čia kaip panašiai Yin ir Yang, juoda balta filosofija, kaip ir dangus ir pragaras. Kad jeigu mes neturėtumėm šitų emocijų, pykčių, nusivylimų, deficito jausmo, mes visiškai nežinotumėm, kas tada yra džiaugsmas, pilnatvė, pasitenkinimas, pakankamumo jausmas. Mes tada nežinotume. Bet kai mes turime tuos priešingus jausmus, mes tada labai galim puikiai lyginti ir vertinti, kas yra blogai, kas nėra gerai, kas yra man tinkama, priimtino, kas ne. Ir čia lygiai taip pat, kad mes esame laisvi. Laisvi rinktis, ar būti skausme, pyktyje, nusivylimė, nuoskaudų apipinti, aukos programoje ar kitose žemo dažnio jausmuose, ar vis dėlto sąmoningai rinktis pripažinimą, priėmimą, susitaikymą, džiaugsmą, priėmimą ir taip toliau. Tai, kas yra dėkingumas, tai, kas yra šiek tiek daugiau negu skausmas ir kančia. Ir ką pabaigai dar norėčiau paminėti, nebijokite tų jausmų, nebėkite nuo savęs, nes skausmas, jis visada mus lydės. Ir vienoje tokioj gilioj knygoje apie sielų kelionės, kas dar neskaitė Newtono knygų, tai labai rekomenduoju, jeigu įdomu pasidomėti, va ta šiek tiek gilesnė filosofinė žinutė, va ta informacija, ką dabar noriu pateikti, pasidomėti patiem, galbūt šiek tiek daugiau, jeigu aktualu, kad iš tiesų siela ateidama į žemę, ji sąmoningai pasirenka kančių, nes kančios yra tik tai žemėj, kaip kalba šitas mokslas apie sielų keliones ir aplamai, kas yra siela ir taip toliau, tai mes turime daugiau realybių ir gyvenimų ir planetų, kur ten nėra tiek emocijų, kiek yra žemėje. Ir sielų kelionėse, kad rašoma, kad Žemė yra pati fainiausia planeta, į kurią daugiausiai sielų nori įsikūnyti ir ateiti netgi iš kitų pasaulių. Nežinau, ar tai tiesa, ar ne. Nebuvau, nepatikrinau, nežinau, nepačiupinėjau, bet filosofija šita man yra įdomi. Kad yra kažkas daugiau, kad yra tokie dalykai, jie egzistuoja. Tai reiškia, jeigu siela sugalvojo ateiti į žemę, reiškia, ne čia nėra taip viskas blogai, kaip mums gali atrodyti dabar, kaip mes gyvenam ir kaip yra. Čia kaip tik yra mūsų išsilaisvinimas ir pamatymas savęs, kad nepaisant nuoskaudų, pykčio, nusivylimų, jausmų, yra labai didelė laisvė. Laisvė rinktis, sąmoningai rinktis, ką man jausti, kaip man jausti, ką man priimti, ką man paleisti, ką man daryti čia, štai žemėje. Mes turime didelę laisvę. Tik daugelis dalykų yra tai, kad mes nesuvokiam, nesuprantam ir dažnai mes net neturim laiko apie tai, kada netgi pagalvoti ir pamastyti. Nes nuo pat mažumės mes esame
įstumti į sistemą, į visuomenę, į tas normas, į standartus, kaip turime mąstyti, kaip turime galvoti, ką netgi turime klausyti, ką turime apie save žinoti ir daugiau žinių jau pats ieškok, jeigu tu nori savarankiškai. O bazinius visus dalykus, informaciją duoda visiems bendrai, tam, kad mes būtumėm visi vienodi ir lengvai valdomi. Ir sistemai būtumėm parankus ir naudingi. Nes jeigu dabar visi žmonės žinotų apie sielų kelionės, apie prasmę gyvenimo, apie savęs tą pajautimą, atradimą ir vis nebūtų tų tokių vidinių išgyvenimų, sunkumų, tai, žinot, sistema sugriūtų. Nebūtų farmacijos, tada tiek daug vaistų, niekas nepirktų, niekas nesirgtų, tada būtų niekas nepirktų narkotikų, alkoholio, niekas nesižudytų, būtų labai daug žmonių, būtų per daug netgi žmonių, mirštamumas nebūtų, mes netilptumėm visi šitoj žemėje, dėl to nebūtų atrankos žodžių ir daug kitų dalykų. Čia kita tema, kam įdomu, tikrai kviečiu sielų kelionės pasiskaityti, yra ir audiotekoje audio knyga, kur nereikia skaityti, tiesiog užtenka klausyti. Tai iš tiesų praplečia požiūrį, suvokimą ir tada tas pyktis, apmaudas, tas skausmas, ten visos šitos mūsų asmeninės patirtis tokios atrodo labai svarbios, reikšmingos, gilios, bet nėra tiek sureikšminta, nes suvokiama, kad yra kažkas daugiau galbūt negu aš šiai dienai žinau. Ir jeigu aš šiandien nežinau, nesuprantu kažko, tai nereiškia, kad aš to nesuprasiu ir nesužinosiu ateityje. Tai priimkime save, mylėkime save, neskriauskime savęs, nebauskime už tai, ką darome ne taip, nes mūsų kūnas turi atmintį ir kuo mes sakome daug negražių žodžių savo, mūsų net kūno ląstelės visas vibruoja. Čia ne aš taip sugalvojau, bet daug mokslinių tyrimų, tarp kitko, yra atlikta, įrodyta realiais faktais, kad netgi vanduo keičia molekulę, jeigu kalbama į vandenį negražius žodžius. Ir kaip keičiasi vandens molekulės, kai kalbama gražius žodžius. Tai įsivaizduokit, o mūsų kūnas susideda iš daugelio skysčių. Tarp to skysčio yra ir vanduo. Tai lygiai taip pat mes sakydami savo negražius žodžius, pykdami ant savęs, menkindami, jausdami apmaudą, mes taip pat įrašome į save, į kiekvieną tą ląstelę, tą informaciją. Ir tada jaučiamės blogai. Todėl, kuo mes savo sakysime gražių žodžių, tuo mumyse daugiau formuosis tų gražių, tvarkingų ląstelių. Ir tuo labiau mes save priimsime, matysime kaip vertybę, kaip kažką, ką reikia saugoti ir branginti. Ir mylėti. Ir kai šiandieną prausitės, kai šiandien tepsite savo kūną kremu ar šukuosite plaukus, lygiai taip pat galite pasakyti tiek plaukam, tiek kūnui savo paskirtus kažkokius gražius žodžius. Bet būtent tai vietai įsivaizduojant, kad jį jūs girdi. Ir pajauskite, koks tai yra jausmas, kai jūs kažkokiai savo kūno vietai sakot gražius žodžius. Koks tai yra viduje. Ir jeigu kyla pasipriešinimas, nenoras, tai irgi viskas yra gerai. Galite ir pasakyti, jeigu kyla pasipriešinimas ir kažkoks nenoras, kad man sunku kol kas sakyti gražius žodžius ir tave priimti, bet aš rasiu būdą, kaip tą padaryti. Ir pamatysite, kaip visa įtampa, visas tas sunkumas nueis
Ir kaip atsiras daugiau priėmimo, daugiau viduje pasitikėjimo, daugiau ramybės ir mažiau pykčių nusivylimų. Tai atsisveikinsiu jau su jumis, matau, kad jau ryšys stringa, kažkas vyksta, tai padėkosiu jums už šį vakarą, už buvimą kartu, tikiuosi išsinešat naujų įžvalgų, naujų pamastymų, galbūt kažkokių atradimų, susidėliojimų apie kažkokią konkrečią temą ar kažką savo atsakėt. Parašykite kiekviena čia komentaruose, ką išsinešat, o jeigu nedrįstat, parašykite man asmeninę žinutę, ką išgirdot, ką išsinešat iš šito pranešimo, iš šito seminaro, ką panaudosite, ką galbūt naujai atradot, ką galėsite pritaikyti galbūt netgi savo kasdienybėje, arba kas pakeitė ar sudomino. Tai lauksiu jūsų įžvalgų, pasidalinimo apie tai, kas čia vyko, apie ką aš kalbėjau.